Labas, labai smagu tave matyti, Linas Matulis, supergentis.lt ir antrasis video iš produktyvumo džedajų serijos. Pirmajame video mes kalbėjom apie skaitmeninį renesansą, apie tai, kad visi mes jau gyvenam visiškai naujų galimybių erdvėje, kurioje tu gali pats rinkti savo gyvenimo nuotykius, tu gali pats kurti tuos savo gyvenimo scenarijus, kurie tave labiausiai įkvėpia, kurie tau neša daugiausiai džiaugsmo, daugiausiai prasmės. Ir tame video aš pateikiau konkrečius pavyzdžius, kaip būtent žmonės įdarbina šiuolaikinio skaitmeninio renesanso teikiamas galimybės, kokius būtent gyvenimo būdus jie kuria. Ir taip pat daviau nuorodas į kelis vertingus įrankius, kuriuos tu gali naudoti dabar pat ir pradėti kurti savo autentišką gyvenimo būdą. Ir galų gale tame video mes priėjom išvadą, kad tau iš tikrųjų nieko netrūksta. Kad visi įrankiai, visos technologijos, visos žinios, kurių tau gali reikėti, jau yra čia. Pasiekiami ranka ir jų nuolat daugėja. Ir vienintelis klausimas yra, ką tu su tuo nori daryti. Ir ar tu ką nors darai su tuo. Ir jeigu nedarai, tai tada kodėl. Ir būtent šiame video mes ir atsakinėsim šitą klausimą, kodėl tiek mažai žmonių naudojasi skaitmeninio renesanso teikiamomis galimybėmis. Kodėl tiek daug žmonių vis dar dirba darbus, kurių jie nemėgsta, nuo 9 iki 5. Dirbti nuo 9 iki 5 nėra blogai. Aš pats dirbu kartais nuo 9 iki 9 arba net dar ilgiau. Bet esmė yra tokia, kad dirbti tą darbą, daryti tuos veiksmus, kurie nei neša labai daug džiaugsmų ir prasmės tau, nei kuria labai daug vertės kažkam kitam, yra beprasmiška. Galbūt tai buvo neišvengiama praėjusiam amžiui, bet šiame amžiuje dabar tai yra absoliučiai nereikalinga. Tai kodėl tada tiek daug žmonių norėtų kažką keisti, norėtų kasdien daryti tai, kas jiems įdomu ir prasminga, bet tada grįžta iš savo to darbo, kurio nemėgsta, namo ir atiduoda savo laiką, energiją ir dėmesį tokiem dalykam kaip telekas, Facebookas, alus, cigaretės ir taip toliau. Ir čia verta pastebėti yra, kad laikas, energija ir dėmesys yra 3 esminiai tavo galios šaltiniai. 3 esminiai įrankiai, kuriais tu įdarbini savo kūrybinį potencialą. Einšteinas yra pasakęs, aš nesu protingesnis už kitus, aš tiesiog likdavau su problema ilgiau. Tai ką tai būtent reiškia? Tai reiškia, kad jisai sutelkdavo savo dėmesį į kažkokią vieną užduotį, į vieną konkretų klausimą, į vieną problemą, kurį jį domino. Ir laikydavo savo dėmesį ten pakankamai ilgai, tol, kol gaudavo atsakymus. Ir jisai sukūrė reliatyvumo teoriją, kuri transformavo mūsų technologinės galimybės ir pakeitė žmonijos suvokimą apie pasaulį. Vieno žmogaus dėmesys sutelktas į tuos klausimus, kurį jį domino. Vieno žmogaus kūrybinis potencialas nukreiptas ta kryptim, kurį labiausiai įkvėpė, labiausiai vežė. Ir lygiai tą pačią galią turi ir tu. Tu gali sutelkti savo dėmesį į tuos klausimus, kurie tave domina ir tu neišvengiamai pradėsi gauti atsakymus. Ir tu gali įsitikinti tuo dabar pat. Gali užduoti savo, kad ir šitą paprastą, bet magišką klausimą, ką aš galiu padaryti dabar, kad gaučiau kiek galima daugiau džiaugsmo ir kad sukurčiau kiek galima daugiau vertės kitiems. Ir jeigu tu sutelksi savo dėmesį į šitą klausimą, ne tik paklausi jį vieną kartą ir tada pamirši, bet jeigu tu jį kartosi nuolat, mintise, žodžiu, balsu, raštu, ką aš galiu padaryti dabar, kad sukurčiau kiek galima daugiau vertės kitiems ir kad gaučiau kiek galima daugiau džiaugsmo pats. Kai tu klausi šitą klausimą vėl ir vėl ir vėl ir vėl, tu neišvengiamai pradedi gauti atsakymus. Ir labai gali būti, kad net ir dabar, kai tu pagalvoji apie tai, ką aš galėčiau padaryti, kad sukurčiau kiek galima daugiau vertės kitiems ir kad gaučiau kiek galima daugiau džiaugsmo pats. Labai gali būti, kad tu jau pradedi gauti atsakymus, kad tu jau pradedi nujausti, kas tai galėtų būti. Tu turi šitą galę. Laikas, energija ir dėmesys. 3 esminiai tavo kūrybos įrankiai, tavo asmeninės galios įrankiai. Tai dabar ir klausimas yra, kodėl tiek daug žmonių atiduoda šitą savo galę, šitą savo kūrybinę galę, gyvenimo galę, galima sakyti. Tokiems dalykams, tokioms nesąmonėms kaip telekas, Facebookas, alus, cigaretės ir taip toliau. Ir vienas iš atsakymų, kuris man dabar turi labai daug prasmės, yra toks. Nes žmonės tiesiog neturi to savo gyvenimo scenarijaus, kuris juos įkvėpia. Nes matai, kai tu turi tą savo gyvenimo scenarijų, kuris tave absoliučiai įkvėpia,
Tai tas scenarijus užvaldo tavo dėmesį ir tada tave apima entuziazmas ir jis tave neša ir tu tiesiog veiki. Tu vykdai tą savo scenarijų, tu gyveni juo, tu tampi juo. Ir tada tau yra absoliučiai neįdomu. Tavęs absoliučiai nedomina galimybė švaistyti savo gyvenimą telikui, Facebookui ir bababa. Labai gerą pasakymą turi Tony Robbinsas. Jis yra pasakęs, žmonės nėra tinginiai. Jie tik turi tikslus, kurie jų neįkvepia. Tai tada sekantis klausimas yra, kodėl tiek mažai žmonių turi tuos tikslus, kurie jos įkvepia? Kodėl tiek mažai žmonių turi tuos savo gyvenimo scenarijus, kurie yra įdomus, prasmingi, vežantis, uždegantis. Ir čia labai įdomu yra prisiminti, kad mes visi juos turėjom kažkada. Mes visi kūrėm tos įkvepiančius savo gyvenimo scenarijus ir juos įgyvendindavom. Vėl ir vėl ir vėl, vieną po kito, po kito, po kito. Ir kada tai buvo? Vaikystėje. Tu susigalvoji, kad tu nori patirti, ką tai reiškia būti piratu. Jokių problemų. Pasiskambini draugam, jie atvaro pas tave, arba tu varai pas juos, susikonstruojat piratų laivą arba kosminį laivą iš to, kas yra aplinkui ir volia, tu esi piratas. Arba tu susigalvoji, kad nori žaisti sniego mūšį. Vėl varai lauką, susiorganizuoji draugų, pasistatai sniego pilį ir žaidi sniego mūšį. Arba tu susigalvoji, kad tu nori patirti, ką reiškia būti roko žvaigždė. Vėl varai į virtuvę, išsitrauki puodus, apverti dugnais į viršų, pasiėmi medinius šaukštus, būgnų ir lazdelės, groji oro gitara ir dainuoji įsivaizduojamą mikrofoną angliškai. Wadžigu, wadžikuri, babadabada. Nu, čia gal ne roko žvaigždė, kokia tai country muzikos žvaigždė, bet esmė yra tokia, įsivaizduojama minė ošia. Ir tu darydavai tą kasdien. Vėl ir vėl ir vėl. Tai klausimas yra, kur dingo šitas tavo sugebėjimas? Kas atsitiko, kas pasikeitė? Ir nutiko vienas labai paprastas dalykas. Tu augai. Ir tavo įkvepiantis tikslai, iššūkiai, gyvenimo scenarijai, uždaviniai taip pat augo ir sudėtingėjo. Nes tau neįdomu visą laiką žaisti tą patį žaidimą. Tu nori kažko naujo, nori kažko, kas išplečia tavo galimybės. Tu nori daryti kažką, ko dar nedarei, patirti kažką, ko dar nepatyri. Ir jeigu aš dabar pakvieščiau tave žaisti Karibų piratus, varom, bus normaliai. Tai labai abejoju, ar tai iš karto sukeltų tavyje, wow, davai, jausmą. Bet labai įtariu, kad jeigu aš pasiūlyčiau tau keliauti dabar į Karibus ir pažiūrėti, kaip tie piratai iš tikrųjų gyvendavo, ir jeigu tai būtų labai reali galimybė, tai sukeltų tavyje tą wow jausmą. Žodžiu, tu pradėjai norėti, kad tavo tikslai ir scenarijai, kuriuos tu įsivaizduoji, išeitų už tavo vaizduotės ribų ir pradėtų materializuotis realiame pasaulyje. Ir tai iš tikrųjų yra gerokai sudėtingesnis uždavinys. Tai kas nutinka, kai uždavinys sudėtingėja? Nutinka labai paprastas dalykas. Pasidaro tiesiog daug lengviau pridaryti klaidų. Ir taip ir nutiko. Kažkada tu susikūrei ganėtinai sudėtingą naują savo gyvenimo scenarijų, kurį tu nori įgyvendinti, kurį tu nori patirti, ir pradėjai įvykdyti ir pakeliui pridarėjai 1, 2, 3 klaidas. Ir tau nepavyko. Tu negavai to, ko nori. Tada tu susikūrei naują, antrą, įkvepiantį savo gyvenimo scenarijų ir vėl pradėjai įvykdyti. Ir vėl pakeliui 1, 2, 3 pridarėjai klaidų. Ir tau vėl nepavyko. Ir kai tu negauni to, ko tu labai nori, tau skauda. Tai yra labai nemalonu. Ir kai taip nutinka 1, 2, 3, 4, 5 kartus iš eilės, arba nebūtinai iš eilės, bet per ganėtinai trumpą laiką, kažkas tavyje nusprendžia, kad verčiau net nebandyti. Verčiau net nebekurti tų įkvepiančių savo gyvenimo scenarijų, nes labai skauda, kai tu jų negauni, kai tau nepasiseka, kai tu neįgyvendini to, ko tu nori. Ir ta baimė, kad tau gali nepavykti, jinai užrakino tavo kūrybinį potencialą. Ir dabar problema yra ta, kad nors ir užrakintas, bet tavo kūrybinis potencialas jisai niekur nedingo. Nes jo neįmanoma išoperuoti, nes jisai yra tavo esmė. Ir kai tu pažvelgi pakankamai giliai į save, tu jauti jį. Galiu garantuoti, kad tu jauti jį, tą didelę, milžinišką, begalinę,
gyvą, pulsuojančią jėgą. Tu jauti, kiek daug tu iš tikrųjų gali arba galėtum. Bet kai tu jauti šitą jėgą ir tu jos nesugebi įdarbinti, tu nesugebi jos išreikšti, jinai nori įdarbinti save, jinai nori patirti save visa gale. Ir kai tu šito nesugebi, tai yra žiauriai nemalonus pojūtis. Galbūt nemaloniausias visatai. Ir būtent dėl šios priežasties žmonės nusuka savo dėmesį nuo to nemalonaus pojūčio, kurį sukelia neišreikštas kūrybinis potencialas, į bet ką kitą. Į Facebooką, teliką, alkoholį, cigaretes, besaikį maisto vartojimą, besaikės pramogas ir kitas priklausomybės. Ir kad būtų aišku, apie kokį maždaug kiekį to neišreikšto kūrybinio potencialo, to užspausto, užrakinto kūrybinio potencialo mes kalbam, vienas mažas faktas. Vien Jungtinėse Amerikos valstijose žmonės prie televizoriaus per metus kasmet praleidžia po 200 milijardų valandų. Ne milijonų, milijardų. Palyginimui, Wikipedijai, 5 populiariausiam pasaulio tinklalapiui sukurti, prireikia 100 milijonų savanoriško darbo valandų. Tai rezultatas gaunasi toks, kad teliko žiūrėjimo kaina vien Jungtinėse Amerikos valstijose yra 2000 Wikipedijų per metus. Šitas faktas man jisai sprogdino vaizduotę. Aš bandau įsivaizduoti, kur visą šitą energiją būtų galima nukreipti, kaip viskas galėtų atrodyti, kaip viskas galėtų transformuotis tarkščiai dabar, per kelis mėnesius, per metus. Jeigu žmonės vietoj to, kad žiūrėtų teliką, pradėtų kurti tuos savo gyvenimo projektus, kurie juos įkvepia, tuos projektus, kurie suteikia jiems džiaugsmo ir kurie kuria kitiems vertę. Kaip viskas galėtų atrodyti, mano vaizduotė šičia sproginėja fejerverkas. Ir aišku, aš nesitikiu, kad visi žmonės visame pasaulyje staiga dabar išjungs savo telikus, pakils nuo savo sofų ir pradės vykdyti tuos savo gyvenimo scenarijus, kurie juos labiausiai įkvepia. Būtų naivu, nors būtų labai įdomu. Bet būtent dėl šios priežasties mane taip veža kurti produktyvumo džedajus. Nes aš noriu patirti, ką gali, tegul ir maža, bet greita, lanksti, galinga bendruomenė drąsių kūrybingų žmonių, kurie nusprendė atgauti savo kūrybinę galią, kurie nusprendė kurti tuos vis labiau įkvepiančius savo gyvenimo scenarijus ir juos įgyvendinti. Ir juos įgyvendinti vis meistriškiau, vis efektyviau, vieną po kito. Vis per trumpesnį laiko gauti vis geresnį rezultatą. Ir tai yra įmanoma, nes tas sugebėjimas kurti vis labiau įkvepiančius savo gyvenimo scenarijus yra techninis įgūdis. Lygiai toks pat techninis įgūdis, kaip važiuoti dviračiu arba vairuoti automobilį, arba dirbti kompiuterinę programą, arba kalbėti užsienio kalbą, arba sugebėti sukurti, iškepti labai skanų pyragą. Lygiai toks pat techninis įgūdis. Kad būtų aiškiau, įsivaizduok dabar, kad tu vėl esi pradinukas ir vėl pradedi mokytis matematiką. Ir tu gauni nuolat vis sudėtingesnės užduotis, tik tai tau niekas nepasako, kur tu pridarai klaidų. Niekas neatkreipia tavo dėmesį į klaidas ir niekas nepasako, ką tu galėtum padaryti kitaip, kad nebekartotum tų pačių klaidų. Tu tiesiog gauni nuolat vis sudėtingesnės užduotis ir turi pats kažkaip su tuo susitvarkyti. Tai klausimas yra, ar mokydamasis tokiu būdu tu darysi vis daugiau klaidų? Nu, akivaizdu, kad darysi. Tai tada kitas klausimas yra, kokius jausmus tu susiesi su matematika, mokydamasis tokiu būdu? Labai gali būti, kad labai greitai su matematika tu susiesi visiškai nekokius jausmus, kad matematika tau pradės atrodyti ne mokslas, o kažkoks chaosas, absurdų rinkinys. Ir kad matematika, vien mintis apie matematiką tau pradės kelti skausmą ir tu nenorėsi apie ją net pagalvoti. Dabar įsivaizduokim lygiai tą pačią situaciją kitų kampų. Įsivaizduok vėl, kad tu esi pradinukas, vėl pradedi mokytis matematiką. Tačiau šį kartą tu turi mokytoją, kuris ne tik įdomiai, patraukliai pateikia teoriją, bet ir atkreipia tavo dėmesį į klaidas, kurias tu padarai. Ir pasako, ką tu gali daryti kitaip, kad nebekartotum tų klaidų. Ir jisai lieka su tavimi prie vienos užduoties tol, kol tu išmoksti jį išspręsti, tą uždavinį, ir lieka su tavimi prie tos užduoties tol, kol tu suvoki principus, kaip spręsti tokio tipo užduotis.
Ir tada tu gali spręsti tokio tipo uždavinius vienas pats, be niekieno pagalbos, vėl ir vėl ir vėl per vis trumpesnį laiką. Tai klausimas yra tada, ar mokydamasis tokiu būdu, tu galėsi spręsti vis sudėtingesnės užduotis per vis trumpesnį laiką. Garantuotai. Ir klausimas yra tada, kokius tada jausmus tu susiesi su matematika, ką tau tada reikš matematika. Ir labai gali būti, kad matematika tau bus kažkas, kas išplečia tavo galimybės. Kažkas, kas suteikia tau įkvėpimo, kas išplečia tavo suvokimą. Gali būti, kad matematika taps vienu iš tavo įrankių pasitikėjimui savimi didinti. Kad pasitikėjimas savimi tau didės su kiekvienu nauju išspręstų uždaviniu. Wow! Gerai, jeigu tau nepatinka matematika, tai gali būti kažkas kitas, tai gali būti šokis, arba tai gali būti biologija, arba bet kas tave domina, menas. Bet lygiai taip pat kiekvienas iš mūsų galim tobulėti bet kurioj srity, kurią mes pasirinksim. Tai kodėl tas sritis neturėtų būti mūsų gyvenimai, mūsų autentiški gyvenimai? Tokie, kurių nori mūsų širdis, o ne kažkas kitas. Ir tada klausimas, kodėl mes neturim šitų įgūdžių? Kodėl taip nenutiko? Kodėl mes nesam labai geri šitoj srity, kurti savo gyvenimus tokius, kokių mes norim? Ir atsakymas čia yra labai paprastas, nes niekas mūsų to nemokė. Mokykloje niekas apie tai nekalbėjo. Ir ne aš pirmas kalbu apie tai, kad švietimo sistema iš tikrųjų yra, ganėtinai papuvusi. Bet pasakysiu tai dar kartą. Švietimo sistemos tikslas nėra tavo gerovė. Švietimo sistemos tikslas nėra atskleisti tavo kūrybinį potencialą ir įdarbinti jį vis didesniais galingumais. Švietimo sistemos tikslas nėra, kad tu taptum autonomišku savo gyvenimo kūrėjų, kuris kasdien daro tai, kas jam prasminga, kas jam įdomu, kas jam neša pilnatvės pojūtį. Tai koks tas švietimo sistemos tikslas? Priversti tave paklusti. Švietimo sistemos tikslas yra priversti tave vykdyti kitų žmonių duodamus nurodymus ir per daug neklausinėti. Įsimink šitą datą. Atlik šitą užduotį. Išmok šitą eilėraštį mintinai. Ir kai tu klausi, kodėl? Gauni atsakymą, nes taip reikia. Ir kai tu pavardai akis ir galvoji, o kodėl taip reikia? Gauni atsakymą, nes kitaip būsi nubaustas. Nesvarbu, kad mokykla iš tikrųjų pasistengė, kad tu neturėtum vieno esminių sugebėjimų, vieno esminių įgūdžių savo gyvenime. Nesvarbu, kad mokykla padarė geriausią, ką gali, kad tu turėtum 12 metų išsilavinimo spragą. Sugebėjimą kurti vis labiau įkvepiančius savo gyvenimo scenarijus. Visiškai tai yra nesvarbu ir tai nėra priežastis pasiteisinimui, kad tai viskas aišku, kodėl aš toks nelaimingas. Čia tiesiog ėjau į mokyklą ir mane sugadino ir dabar sulaužė stuburą ir nieko čia nebepadarysi. Bullshit, tu gali dar ne tiek, tu gali labai daug, tu gali transformuoti bet kurią savo gyvenimo sritį, kurią tik tu nuspręsti. Gali dabar pat išsirinkti vieną savo gyvenimo sritį, kuri yra labiausiai apleista, tau labiausiai nepatinka, tu ją labiausiai norėtum pakeisti ir tada sutelkti savo dėmesį į ją. Įsivaizduoti, kaip tai turėtų atrodyti idealiu atveju. Ir kai tu turi tada šitą įkvepiantį idealų scenarijų, kurį tu norėtum įgyvendinti, tada tiesiog imkis veiksmo. Imkis veiksmo, žiūrėk, kas tau veikia, kas neveikia. Nedaužyk galvą sienos. Jeigu kažkas neveikia, išbandyk kažką naujo. Ir tada tęsk tą savo veiksmą tol, kol gausi rezultatą, kurio tu nori. Ir būtent apie tai mes kalbėsim trečiajame produktyvumo džedajų video. Apie tai, kas nulėmė tą mažą skirtumą, kodėl vieni žmonės susigalvoja savo įkvepiančias misijas, iššūkius, scenarijus ir tada juos vykdo. Vykdo tol, kol gauna tos rezultatus, kurių jie nori. Ir kodėl kiti žmonės susigalvoja kažkokią veiklą, kur iš pradžių juos įkvėpia ir tęsia tą savo veiklą savaitę, 2, o kartais net mėnesį ir po to staiga metą. Kas nulėmė šitą mažą, bet labai svarbų skirtumą? Būtent apie tai kalbėsim trečiajame produktyvumo džedajų video jau netrukus, o dabar pabaigai. Vėl, kad tu gautum kiek galima daugiau naudos iš šito video, padarom greitą, smagų, vertingą pratimuką. Idealiu atveju atlik jį raštu, jisai tau patiks ir jisai skamba šitaip. Įsivaizduok, kad tu vėl esi universitete arba mokykloje. Bet šį kartą mokykla arba universitetas yra visiškai naujo tipo.
kažkoks fantastiškas. Ir vienas iš dalykų, kurį tu tenai mokaisi, tik vieną semestrą arba trimestrą, skamba taip. Įkvepianti asmeninė misija. Tavo užduotis šitame dalyke yra labai paprasta. Susikurti savo įkvepiančią asmeninę misiją. Bet ką tu nori. Nėra jokių apribojimų. Vienintelis apribojimas yra 90 dienų. Tu turi tai įgyvendinti per 90 dienų. Per vieną trimestrą. Įsivaizduok, kad tu dirbi kasdien po valandą arba 2. Kur tu nori būti už 90 dienų nuo dabar? Ką tu nori išmokti? Ką tu nori patirti? Ką tu nori sukurti? Kuo tu nori tapti? Kuo tu nori pasidalinti? Ką tu nori gauti? Ką tu nori duoti? Už 90 dienų nuo dabar, dirbdamas po valandą arba po 2 valandas per dieną, ką tu gali patirti, kur tu gali būti. Ir vėl, kad pasufleričiau tau, kad užveščiau ant kelio, tiesiog pasidalinsiu keliais pavyzdžiais, kurie bus banalūs, tu susigalvosi kažką kito. Per 90 dienų tu gali parašyti savo pirmąją elektroninę knygą ir pradėti jos pardavimus internete. Per 90 dienų tu gali spėti išmokti, kalbėti ispaniškai, nuvažiuoti į Ispaniją, gyventi tenai 2 savaitės ir kalbėti su vietiniais jų gimtąją kalbą. Per 90 dienų tu gali pradėti savo tinklaraštį, sėkmingai jį paleisti ir turėti jau 100, 500 ar net 1000 prenumeratorių. Per 90 dienų tu gali išmokti šokti hip-hopą, tango, salsą arba lindy hopą ir jau dalyvauti savo pirmajam šokio konkurse. Per 90 dienų tu gali sukurti savo finansinę mūzą, produktą, kurį tu pardavinėsi internetu ir kurio nešamos pajamos išlaikys tavo autentišką svajonių gyvenimo būdą. Per 90 dienų tu gali... Nežinau, ką tu gali, bet tu žinai, kas tave įkvepia. Ir užsirašyk šitą scenarijų, bent vieną šitą scenarijų, kur tu nori būti už 90 dienų nuo dabar. Jeigu tau sprogdina vaizduotė, jeigu tave žiauriai užgazavo ir tu negali išsirinkti vieną variantą, užsirašyk 3 skirtingus variantus. Kur tu nori būti už 90 dienų nuo dabar. Bent vienas variantas, jeigu nori užsirašyti daugiau, užsirašyk daugiau, padaryk tai dabar. Vienas šitas mažas pratimukas, bet to, kad jis yra labai smagus, jisai dar turi šalutinį efektą, kuris yra toks. Tu nežinai, kur jis tave gali nuvesti. Tu nežinai, kur šita tavo išlaisvinta vaizduotė, į kokį veiksmą gali sekti ir kur tu gali atsidurti, kad ir už tų 90 dienų. Padaryk šitą pratimą dabar. 3. produktyvumo džedajų video jau netrukus. Susitiksim labai greitai. Iki.